Sveiki gyvi, tai ką, antras savaitgalis iš eilės, antras renginys ir šiandien esam Marijampolėj auto show. Man atrodo, kad tai vadinasi. Ir blogiausias dalykas, ką turim, tai copyrightus, tai tikiuosi nekikins mūsų. Važiuojam. I just fly back Bob's nightcap. She like the chat, feel like I might clap. I don't wanna leave now when the vibe slap. Tryna get a nice view when I lie back. IMAX, G. Tryna get a nice view when I lie back. IMAX, I like when a nice one bite back. Nu va, iškart atvarėm ir iškart šerifą su bėdom. Nu ką čia turim? V8. Pirmukas V8, nu seni, kosmosas. Telpa, pasirodo telpa. Ar jūsų bolidas? Mano. Jūsų? Taip. Koks variklis stovi? Spėju V8. Taip, Lexuso. Lexuso, ne? ZFE. Ja. Matau, kad jau padarytas bolidas tikrai profesionaliai, gale radiatoriai, pumpos, Taip, viskas. driftai, jisai pritaikytas drifto, sakyčiau, tobula mašina semi-pro lygai. Kaip valdosi šiaip pirmukas, nu, vis tiek ir trečiukų jaučiu važiavę. Aš su EKM 6 pradėjau driftinti, tai valdėsi geriau. Ja. Ir realiai, kai nusprendžiau daryti šitą mašiną, tai dėl to, kad jinai graži. Ir tikrai neturėjau supratimo, kad turėsiu tiek vargo, jeigu jau labai atvirai kalbant. Ja. Bet tikrai porą metų bandžiau važiuoti su viena važiuoklė, kuri buvo driftui pritaikyta, bet jinai buvo aukštesnė ta mašina, ta važiuoklė buvo aukštesnė ir labai stipriai skiriasi valdomumas. Tai va dabar pakeitėm kitą važiuoklę, jinai sužemėjo, atsirado daugiau šoninio sukibimo, ko man ir trūko ir dabar jau artėja EKM 6. Bet tam reikėjo dėti nemažai pastangų. Ja, ir spėjau finansų. Gali. O tai kokia jei nepaslaptis dabar važiuoklė? Vaisfebas dabar yra, estai. Estai gamina ir jinai, nu, tokia žemesnė, jinai iš savęs pažemėjo, nes pagrindinis klausimas su juo būdavo tas šoninis leidimas ir aštrumas, kartu duetas toksai. Taip. Tai mano supratimu, turi mašina turėti idealų santykį tarp galios ir sukibimo, tada tu gali pilnai vairuoti iš inercijos, iš gazo. Tai va toks yra mano tikslas ir dabar jau davedėm, kad taip galima su juo elgtis. Super. Kuris dabar sekantis etapas važiuosi? Aš dabar kol kas nevažiuoju šiemet, kitais metais planuoju grįžti vėl į čempionatą. Tai ten, kur grįšiu, tai bus Lietuvos ir Baltijos šalių čempionatas greičiausiai. Nu stipriai, jau stipriai. Supratau, ačiū labai. Iki. Reikia. Tai realiai Hebra dabar, nu žinot, ką mes mylim. Mes mylim BMW. Tai pradžiai realiai ir pakalbėsim apie šį modeliuką. Čia yra E30 ir, nu, baisiai clean. Pažiūrėk, ratai kokie, nu, blemba. Ir noriu paklausti pas jūs, kaip galvojat, ant E92, nu, jau jisai vis tiek tokia truputėlį naujesnė, ne, mašina. Tai kaip manot ir kaip tu pats manai, ar tokie ratai ant E9 tiktų, ar geriau dėti jau kažką truputėlį nuo M stylo, ta prasme? Priklauso nuo body kito. Na, okei. Taip, yra gal nesusideda M-kit. Ja. Parašykit komentaruose, ką jūs manot, kokius ratus ant E92 dėt. Ar tokio stiliaus, ar kažką kitų. Tai šitas mašiniukas, nu blemba, labai gražiai įdomu, koksai variklis pas jį. Manau, kad bus vis tiek 6 cilindrų. Tai toksai vidus irgi
visas persiūtas, tai labai atrodo labai gražiai. Iš tikro, galvojau, kad galbūt padaryti kažkokį kvizą, bet nematau niekur savininkų, tai mes negalėsim paklausti nei kiek kainuoja, nei kokią galę, nei žodžių taip toliau. Tai nedarysim šito kvizo, tiesiog apžvelgsim mašinas, kas jom padaryta ir taip toliau. Sekantis BMW. 320 kiek ant grotelį mačiau. Senasis modelis. Iš tikro, koks modelis, tai šiandien nepasakysiu iš galo. Kažkuris bus, tikrai nebus tas 2002, bus kažkuris. Tai, žiauriai gražus irgi. Išmetimas jau matau padarytas irgi kaip priklauso. Ratai. Ratai tokie, žinai, 6-7, žinai, tokie biškai tokie. Tai, tie tikrai geresni, tai čia su šitu, bet apart ratų, blemba. Tas snukis toksai žiauriai neblogai atrodantis ir smagi mašina. Tokį norėčiau turėti garaže, pas save pastatytą, kad stovėtų, išlys savaitgaliais prasuk pro miestą. Sumergyta. Žinok, mes praėjom vieną mašiną. Šitą. Galiu pasakyti, šita mašina yra legenda ir šeštukas yra wow, kosmosas. Vidus irgi visas originalus, aišku, matosi, kad šiek tiek jau patrintas, bet hebra, kiek jai metų, jūs pagalvokit, ta prasme, žiūrėk, kas gale. Viskas labai su skoniu. Ratai irgi iš temos, iš old schoolo temos, tai iš tikro, norėčiau išgirsti šito aparato garsą, čia yra 635, tai jaučiu stovi 3 litris. Toksai neblogas mašiniukas atrodo visai. Sekantis turim Lietuvos inžinerijos kolegiją, tai hebra važiuoja žiede, ima visai neblogus rezultatus, Porsche'as ir Gieškė. Tai Gieškė sakė yra 2 litrė benzas su turma. Tai, galėtų būti kažkas ir truputėlį geriau, ne? Tai va, realiai čia žiedas, čia per daug kažko tokio daug labai ir nėra. Realiai Amerika, patys žinot Amerikos temą, čia vėliavos, skrybėlės, ragai, visi kiti reikalai. Seni, čia galiu pasakyti, kad čia yra klasikų klasika. Šita mašina su šitais ratais, kaip priklauso, sakau, kaip priklauso, tikrai. Salonas, pažiūrėk, koksai salonas yra. Originaliai išlaikytas visiškai, wow, kosmosas. Vieną problemą, aš sveikinuosi. Labai sunku vlogint šaiką ir manau labai gerai čia Max nesigaus, nes labai didelis garsas ir sunku kalbėti kažką, tai turėsim, ką turėsim. Vat dabar matau tokį dalyką, ne? Paaiškinkit man, durnam, apie kam reikia dėti karbono galiuką, ta prasme, tokį galiuką karbono, koks?
koks yra, ta prasme, tikslas dėt tiek hormonų. Nežinau, realiai. Bet šiaip, overall, golfas, blemba, bombinis. Golfas tikrai bombinis ir toks golfukas irgi būtų smagu garaže pasistatyti, blemba. Išlystai, tikrai jaučiu daug šaikos pažiūrėtų į tave, kai važiuoji. Tai neblogas golfėcas. Audi? Tai, jo. RS3 jau aparatas tikrai neblogas, matosi iš diskų storio, pažiūrėk, kokie diskai vien tik, ta prasme, didumas, suporto, visa kita. Ne, šiaip Audi, gerai daro tas mašinas, bet jau kas susijęs su remontu, Negali palygyti. negali tikrai. Bet man atrodo, ne šita RS8 važiavo praeitą savaitgalį į Dragį, man atrodo, bet gal ir klysiu, nežinau. Ten lyg ir Sartline buvo. Tai Hebra pradėjo lyt, judam į mašiną, nes kamera net vacoką kainuoja. Viskas, katinas. Varom į garažą. Sveiki gyvi, tai ką, mes jau garaže ir išvarėm iš to renginio, nes, tiesiog labai lyjo, kamerą seivinam ir taip toliau. Tai turim dar garažę 325, Tomas poliruojasi savo mašiną. Ir 325, ką darom, tai keičiam saugiklinę, nes vis tiek meta tą klaidą, tai vyrukas atvarė ir reikia, jau jisai šiaip pasikeitė tą saugiklinę. Ir tiesiog dabar reikia dabaigti sukti varžtus, tai yra šitas varžtas ir dar vienas varžtas, tai padedu greit susukti ir žiūrim, ar padės šitą reikalą pakeitus ar ne, nes jei ne, tai tada reikės komforto bloką keist, kuris statosi į šitą vietą. Bandom. Tai Hebra, turim naujienų. Pažiūrėk, kokią triubą. Realiai, tai nemeluosi. Kumštis beveik ta. Čia yra 8-9 mm šitas vamzdis. Tai šitas duslius buvo įdėtas pas Darių į pirmuką. Jisai ant dyzeliui yra padarytas, žinot, kad dyzeliui reikia, kad geras flow būtų išmetamųjų, bet jisai pasidarė kitą ir šitas jam atliko, jisai dėjosi dar didesnį, 100. Tai šitą man pardavė ir jo, manau, su juo garsą turėsim belekaip gerą. Tai aišku, mes viso tiesaus nepaliksim, dėsim ties šitą vietą bakelį ir čia darysim sklendę. Ta prasme, ne čia, bet kažkur ar čia kažkurioje šitoje vietoje dėsim sklendę, kad visą laiką nebaubtų. Ir ta prasme, jungi sklendę ir eina per bakelį ir tiesiog garsas būna gražesnis, tylesnis. Tai dar čia su juo reikės padirbėti truputėlį, nes jisai buvo vėlgi kaip ant pirmuko, tai netitiks jaučiu pas mus tų vietų, kur per apačią eina. Tai jo, reikės šitą sutvarkyti reikalą, nuvešim, kad padarytų ir manau, galutinis variantas bus visai neblogas. Geras duslis. Dičkis, jo. Reikės tie angaliai tokie kreivi, čia vienas į vieną pusę žiūri, kitas čia truputėlį į kitą. Tai reikės šitas patvarkyti reikalus, bet galutiniam variante, manau, visai bus neblogas reikalas. Tai laukiam garso ir laukiam mūsų mašinos, nes jau to galiu pasakyti. Tai va, jom ir nusipirkt mašiną su kėbulo defektu. Variklį bas pasibėrė ant stalo, susitvėrė atgal, sėdi važiuoji. O su kėbulo defektais jau va tai būna, kad ne pats darai, tai ir užtrunka
šitas darbas. Tai va, didžiausias update'as mūsų yra šitas. Šiaip yra dar vienas update'as, bet aš jo čia neturiu. Ir kaip tyčia, aš jį vakar išvežiau. Tai šitą paliksiu galbūt kitam video, bet aš manau, kad tą dalyką paleisim į mūsų e-shopą ir ten turėtų būti, manau, visai nebloga prekė. Tai stay tuned, bus naujienų. O dabar ką? Nežinau, ką veikiam. Einam pašėrt su Mersutu. Šiaip, iš tikro, hebra, dar nerodžiau. Palauk, tas paletės reikia pasitraukti. Kas jas padėjo? Čia? Tas pats? BPM8. Tai nežinau, ar šiaip ownerį turim šiandien čia, tai jo variklis yra BPM8, legendinis BMW, Supros BMW variklis. Ir, žinokit, Šaika važiuoja šitą mašiną irgi žiauriai važiuoja. Tai galbūt paklausiau ownerio, ar jisai gali užkurti ir pravežti su šitą mašiną, bet iš Amerikos buvo gavęs truputėlį į priekinę dalį, nereikėjo nieko tampyti, viską užteko pakeisti kitom dalim. Tai jau šitą mašiną eina į pabaigą, liko nudažyti sparną ir susitvert realiai visą vidų. Tai čia jau nedaug liko, bet... Čia greičiau už tavo? Jo, šitas greičiau judės už mano. Tai einam paklausim, ar gali užkurti. Tai pas jį realiai duslius irgi eina panašiai toks pat, aišku, dabar neina pamatyti, bet irgi vamzdis toksai. Tai realiai galim pridėti mikrofoną ir paklausysim, koks garsiukas. Tu pamatysi, pats nustepsi, ant kiek jisai riaumoja. Lauk, čia padėsim maiką. Neišgausim. Varysim pralėk? Visiškai? Žodžiu, nėra kuro, neužpilta, tai nelabai pralėksim, tai gaila. Tai va, BPM8, hebra, manau, sekantis pirkinys bus šitas variklis, nes, žiauriai, kaip ir kiekvieną sigminių, žiauriai potencialus variklis, realiai užtenka MHD čipo Stage 2, etanolį pili, jeigu pompa leidžia ir arklių ten yra. Tai realiai legalus sedanas, vos ne street karas, šitas superkaras. Dabar mes ant tiek važiuoja. Tai praeitą dieną važiavom, tai nuo 0 iki 100 3,6 sekundės. Tai važiuoja. Tai ką, hebra, viskas, šitas videokas labai trumpas, neturim galimybės tiesiog ką filmuot. Laukiam E92, tikiuosi jau kitą savaitę, penktadienį, galbūt parsivarysim jau nudažytą, sutvarkytą ir turėsim kontento ką filmuot. Tai renkam 5000 subscriberių, pasubscribinkit, palaikinkit, uždėkit hype mygtuką, būsiu labai dėkingas ir iki kito videoko. Subscribe.